Kalbant apie bet kokio gyvūno dresavimą, tai pirmas ir pagrindinis dalykas yra koncentracija, kuri atsiranda nuo geros motyvacijos. Jeigu kalbam apie šunis, tai įprastai šunys yra dresuojami ne tiek individualiai, kiek dresūros mokyklose. Ir ypatingai, jeigu pamokos yra ne individualios, o grupinės, tai šuniui tikrai gali būti labai sunku susikaupti, nes aplinka yra svetima, aplinkui daug šunų ir augintiniui tikrai yra daug aktualiau su jais pabendrauti ar pažaisti, bet vis tiek visa ko pradžia yra gera motyvacija. Tai dresuojant su savimi reikėtų visada turėti pačių mėgstamiausių gyvūno skanėstų. Ir aišku, labai gerai būtų, jeigu jie yra skaniai kvepiantys, minkšti ir supjaustyti mažais gabalėliais, būtent tam, kad augintinis neužtruktų per daug laiko kramtydamas tarp komandų. Bet tikrai gali būti, kad jūsų gyvūnas turi labai stiprų grobio instinktą, tai tokiu atveju mėgstamas kamuoliukas ar kitas žaislas gali būti daug geresnė motyvacinė priemonė negu skanėstas. Tai kadangi kiekvieno gyvūno savininkas geriausiai pažįsta savo augintinį, jis ir turėtų suprasti, kas jį geriausiai motyvuos. Beje, girdėjau apie tai, kad dresūros metu, ypatingai namuose, yra naudojami eteriniai aliejai, kurie yra skirti susikoncentruoti ir susikaupti gyvūnui. Tikrai taip, jie padėti gali, kadangi eteriniai aliejai yra skirti ne tik žmogaus, bet ir gyvūno emociniai, fiziniai būsenai palaikyti. Kas yra patogu, tai kad gyvūnų prekių parduotuvėse galima rasti netgi ir specialų eterinių aliejų mišinį, kuris yra skirtas pagerinti budrumą ir koncentraciją. Jis tai daro dėka sudėtyje esančių citrinų, levandų ir mandarinų eterinių aliejų, kurie tikrai gali padėti jūsų gyvūnui nusiraminti, atsipalaiduoti ir susitelkti jau į patį mokymosi procesą. Geriausiai turbūt būtų pasitepti savo kaip dresuotojo rankas, patepti pavadėlį arba antkaklį. Ir aišku, reikėtų prisiminti, kad su gyvūnais galima naudoti tik saugius ir 100% natūralius eterinius aliejus.